Labą dieną visiems susirinkusiam. Aš esu Justina Vasiukevič, Baltpool marketingo ir komunikacijos vadovė. Man teko garbė šiandien atidaryti šitą pristatymą, kurį neužilgo pradėsime, kurio metu Baltpool prekybos vadovas Vaidotas Jonutis pristatys artėjančio šildymo sezono tendencijas. Pradžiai porą organizacinių dalykų, tai labai prašome pristatymo metu neįsijungti mikrofonų, kad nebūtų pašalinių garsų. Pristatymas bus įrašomas, tad su įrašu pasidalysime šiek tiek vėliau, kad turėtumėte ir galėtumėte jį esant poreikio ir noriu peržiūrėti ir vėliau. Taip pat pasidalinsime ir prezentaciją, kurią šiandien rodysime. Pristatymo metu galima bus užduoti klausimų per slaido platformą. Ja galite atsisiųsti iš App Store arba Google Play, taip pat įsijungite tiesiog slido.com ir pasinaudoja būtent raktažodžiu BP _apačioje hit. Ir viso pristatymo metu klausimai bus sekami, žiūrimi, jeigu matysime, kad klausimas aktualus kaip tik tuo metu, kai Vaidotas prezentuoja, tuo metu ir užduosime. Jeigu klausimai labiau bendriniai, tai visi kiti klausimai bus užduoti pristatymo pabaigoje. Tai ilgiau jau nebetempėme gumos ir pradedam. Tai Vaidotai, scena tavo. Sveiki kolegos, jau kiekvienais metais, kai važiuoju į darbą ir pamatau, kad jau tamsu, tai jau tada suprantu, kad greitai bus kažkoks mūsų renginys ir mes turbūt pradėsime tą biznio sezoną, kuris yra gana, kaip čia pasakyti, svarbus tiek visai visuomeniai, tiek ir kiekvienam iš mūsų, ar ne, kurie dirba konkrečiai šitam sektoriui, kurie gamina biokurą, kurie veža jį, kurie degina jį. Tai šiandien būtent norėtume pakalbėti apie tai, kaip tas dėliosis šildymo sezonas sekančiam sezone. Aišku, mes visų dar skaičių galutinių neturim, bet jau tas išankstinės tendencijas kažkokias jau galima matyti. Ir norėtume apie tai pašnekėti, maždaug kas laukia ateinančiais metais. Truputėlį pradėti norėčiau nuo to, kokia rinkos situacija buvo prieš metus, nes manau, kad būtina yra suvokti kontekstą, kokiame buvome prieš metus laiko ir kaip sąlyginai iš jo lengvai išlipom. Ir kokia iš tikrųjų ta nebloga situacija bus šiais metais, nes sakykim, vien nuogus skaičius sakant, gali tikrai atrodyti, kad tas progresas nėra galbūt labai didelis. Na, visų pirma, čia yra turbūt, turiu nupiešęs du grafikus, kurių vienas yra apie tai, kokia buvo šilumos kaina praėjusiais metais vidutiniškai. Čia yra paimti vidutiniškai visi šildymo sezonai nuo 12 metų ir matom, kokios buvo šildymo kainos ir praėję metai iš tikrųjų istoriškai buvo patys brangiausi. Pabrėžiu visą laiką, kad reikėtų iš tikrųjų žiūrinti tokius ilgalaikius grafikus, turėti omeny, kad perkamoji galia šalyje keičiasi ir per tuos 10 metų jinai yra radikaliai pasikeitusi, bet žiūrint vien tik statistiškai, skaičiuojant be PVM, nes valstybė pradėjo taikyti nulinį PVM šilumai, turime tokią situaciją, kad praėjęs sezonas buvo pats brangiausias, jeigu taip grinai statistiškai. Tačiau iš kitos pusės praėjęs sezonas atmetus tai, kad jis buvo pats brangiausias, reikia turbūt prisiminti tą geopolitinį kontekstą, kokiame jisai prasidėjo ir taip, kokia buvo statistika pačio sezono viduryje. Tai šalia esantis grafikas labiau į dešinę parodo, kaip kito šilumos kaina praėjusiam sezone nuo šildymo sezono pradžios, nuo, sakykim, spalio mėnesio ir kaip jinai važiavo žemyn ten iki balandžio mėnesio. Ir kainos kritimas, nežiūrint to, jog sezonas buvo 16% brangesnis, lyginant su prieš tai buvusiais 21-22 metų sezonu, tačiau pačio sezono eigoje kaina krito šilumos maždaug apie 30%. Tai yra labai specifika svarbi, kad Lietuvoje šildymo energijos kaina nėra nustatoma konkrečiam sezonui, taip kaip yra Latvijoje, Estijoje. Mano akim žiūrint, tai yra teisingas būdas. Iš esmės neperkeliama rizika yra ant šilumos tiekėjo pečių ir nepataikius tokiu būdu įmonė neproporcingai, sakykime taip, nepatiria milžiniškų nuostolių.
Ir žiūrint į tą grafiką, tai matom, kad sezonas buvo išties permainingas ir tokio dar nėra buvę istorijoje, kad kainos sviruotų tiek stipriai lyginant su šildymo sezono pradžia ir pabaiga. Už tas pats grafiką paėmiau grinai tą, kurį rodžiau kairiai pusėje ir uždėjau jį, kad parodyti šalia linijos, kodėl tai buvo. Tai pagrindinė buvo tai, kad biokuro kaina, kuri yra pagrindinis kuras šiuo metu Lietuvos šilumos tinkluose, jinai ženkliai šoktelėjo. Ir dabar aš norėčiau dar priminti tą emocinę aplinką, kuri buvo praėjusiais metais. Atsiminkim. Mes jau dabar įpratom, gyvenam gana ramiai, tačiau prieš metus buvo pirmas šildymo sezonas Ukrainos karo su Rusija fone. Ir kas dėjosi tuo metu? Tai dujos, gamtinės dujos, kurios yra artimiausias substitutas biokurui ir kurio teoriškai galima būtų pakeisti, tuo metu kainavo nesuprantamus pinigus. Tai yra 250-350 eurų už megavatvalandę. Ir jeigu atrodytų, kad, sakykime, ta kaina galimai buvo kelias dienas, tai galiu pasakyti taip, kad Lietuvos valstybė dar po šiai dienai naudoja dujas su ne tokia didelė kaina, tačiau aukšta kaina ir buvo sudaromi realūs sandoriai, užpildytos realios saugyklos būtent tokiom kainam. Biokuro importas iš Baltarusijos buvo sustabdytas ir visiškai buvo neaišku, kas dėsi su vietinė gamyba, ar jinai pajėgs atsistatyti, nes jeigu atsimintumėm dar metus anksčiau, situacija buvo tokia, kad importas sudarė maždaug apie 30%, vietinė gamyba merdėjo ir, sakykime, tie biokuro gamintojai buvo tikrai finansiškai silpnos įmonės ir tiesiog, kai visa rinka atsigrėžė į juos dabar ir sako, padėkite mums, klausimas buvo didelis, ar tai pavyks atstatyti. Atsiminkim dar praėjusių metų rudenį, tai po covidinis periodas vartojimas tarp gyventojų yra nematytam pike ir baldų pramonė, kas yra susijęs su naujakurių, kaip čia pavadinti, gyvenimu, tai yra naujakuriai investuoja nekilnojamą turtą, jie iš karto atnaujina savo būstus. Baldų pramonė buvo pasiekusi labai aukštą lygį, tiek nekilnojamo turto įrengimas, visas, kas susijęs su mediena ir tuo metu kainos buvo pačios didžiausios, kokios yra taip pat tekę matyti. Plus dar prisidėjo Vilniaus kogeneracijos galimas startas ir dar be abejo šalta žiema, kuriai ruošėsi visa Europa ir jeigu atsimintumėm tą periodą, tai pavyzdžiui Vokietijos ministras, dabar nepasakysiu, kurios ar energetikos ar pramonės, pasakė tokią frazę, kad mums pasiseks, jeigu vartojimas šalyje dėl ekonominės krizės sumažės ir bus šilta žiema. Tai jeigu tokia valstybė kaip Vokietija iš tikrųjų nežino, ar pavyks normaliai peržiemoti, tai situacija buvo ultra sudėtinga. Ir mes turėjom tą situaciją spalio gale, tai yra lygiai prieš metus laiko. Ir kaip situacija pasikeitus tai emociniai situacijai, kuri įvyko. Tai dujos pradėjo kristi, dujų kaina paaiškėjo, kad tos dujos nėra tiek reikalingos, kiek tuo metu spalio mėnesį buvo tas poreikis. Per kelis mėnesius aktyvavosi vietinė biokuro gamyba. Čia yra įdomus toksai kapitalistinis fenomenas, iš tikrųjų, kad jeigu atsiranda galimybė užsidirbti, tai atsiranda ir žmonių norinčių tai padaryti ir tai yra labai gerai, tik ir reikia užsifiksuoti savo galvose būtent tą faktą, kad maždaug, kad aktyvuoti tą gamybą, mes turime turėti pusę metų laisvo laiko ir tą pusę metų laisvo laiko turime mokėti didelę kainą, tai tikiuosi, kad galbūt nebenorėsime paeksperimentuoti ir dar sugrįžti į tokį periodą, kai vietinė gamyba vėl sumažėtų. Medienos pramoniai prasideda nuosmukis, kuris tęsiasi po šiai dienai. Medienos pramonė ir šiandien medienos produktai visi tiek rastai, tiek malamos medienos rūšis. Ypač, reiškia, brangiosios medienos yra nukritusios nuo pikinio periodo gal 30% ir tikrai yra situacija šiuo metu nekokia.
Vilniaus kogeneracinės elektrinės startas buvo atidėtas kitam šildymų sezonui. Toks inžinierinis įrenginys, kur yra tenai keli šimtai megavatų instaliuotos galios, taip lengvai nepasileidžia kaip mažesni įrenginiai ir taip jau atsitiko, kad praėjusiais metais dar iki šildymo sezono pabaigos nebuvo atliekami testai su biokuru. Tai daroma yra kaip tik šiuo metu ir visa rinka apie tai yra informuota ir žino apie tai. Ir žiemą suvartota maždaug apie 10% mažiau kuro dėl to, kad tiesiog buvo labai šilta žiema. Turime iš auditorijos porą klausimų, kaip tik tinkančių prie šito kadro. Tai pirmas klausimas. Sveiki, kokia įtaka šilumos kainoms Vilniuje darys Vilniaus kogeneracinė jėgainė? Čia geras klausimas, iš tikrųjų nesu tiek skaičiavęs detaliai, bet Vilniaus šilumos miesto situacija apskritai aukcione yra tokia, kad kadangi mieste nėra perteklinių biokuro gamybos pajėgumų, tai visi aukcionai mieste baigėsi ant reguliatoriaus nustatytos kainų ribos. Kalbu apie tuos miestus, kuriuose kalbu apie tos mėnesius, kurie yra piko mėnesiai, tai yra gruodžio, sausio, vasario mėnesiai. Jeigu paėmus kogeneracijos atsiradimą, tai šitas dalykas visų pirma sukurs konkurenciją tarp nepriklausomų šilumos gamintojų ir tai yra gana neapibrėžta. Sunku pasakyti, iš tikrųjų Vilniaus šilumos tinklai prognozuodami ateinantį sezoną, jie mano, kad kainos bus panašios, tokios kaip yra praėjusiais metais. Tačiau įvertinus mano nuomonę galima konkurencinę kovą, jeigu užduosit man šitą klausimą kitais metais, man bus žymiai lengviau atsakyti, nes aš pamatysiu, kokia konkurencinė rinka susikūrė Vilniuje. Ir antras klausimas, minėjai medienos pramonę, klausimas iš kitos pramonės srities. Kaip situacija baldų pramonė, kuri yra gerokai prastesnė negu pernai, veikia biokuro, o kartu ir šildymo kainas? Kokį poveikį tai turės ateityje? Iš principo, vienas iš kitų metų tokių neapibrėžtų faktorių yra būtent baldų pramonės tas atsigavimo laukimas, nes šitas verslas yra gana cikliškas ir jisai nenori kiekvienai būna, kokie 3-5 metai tas ciklas įvyksta ir kai kainos pradeda kristi, po to įvyksta kažkoks ekonominė tendencija, kuri pakelia kainas. Tai aš asmeniškai esu tos nuomonės, kad atsigavimo jo tiesiog reikia laukti, nes tai yra susiję daugiau su bendra ekonominė tendencija, kuri šiuo metu vyksta, bet ekonomikoje dėl palūkanų normų kilimo ir panašiai. Jeigu šitą situaciją spręsis, vartotojai pradės vartoti daugiau, o aš manau, kad tiesiog šitas klausimas yra maždaug kokių pusės metų, tai situacija galimai bus kitam sezone visiškai priešingai krypty, kas susijęs su baldų pramonė ir koks yra jos ryšys su biokuro rinka. Nes iš tikrųjų abi industrijos konkuruoja dėl to pačio žaliavos kiekio ir baldų pramonė, kadangi gamina didesnės pridėtinės vertės produktą, jinai dažniausiai laimi šitą kovą. Taip. Tiesiog dabar dar paskutinis grafikas mano apie tai yra, kad praėjusiais metais iš tikrųjų vartojimas buvo mažesnis, labiausiai tai pasireiškia spalio, balandžio mėnesiais. Visa ta tendencija, ta šilta žiema, kuri buvo praėjusiais metais, o jas turbūt puikiai atsimenat, nes pačios šalčiausios dienos, kurios yra sausio pabaigoje, vasario pradžioje, tos 20-30 dienų, jos buvo beveik tenai teigiama temperatūra ir natūralu yra, jog nors tuo metu atrodo turėtų būti pats jau didžiausias pikinis vartojimas, bet praėjusiais metais buvo situacija kiek kitokia. Ir tai išgelbėjo iš tikrųjų kažkiek vartotojus. Manau, kad reikia labai rimtai priimti domėn būtent tą
žiemų šilimą, kuris pastaruoju metu vyksta, nes tai pradeda turėti nemažą įtaką ir biokuro rinkai, būtent tai spotiniai rinkai, kuri formuojasi tuo momentu, kai yra tie šaltieji mėnesiai, tai yra sausio vasario mėnesiai. Taip, dabar kaip yra pasikeitus situacija per šiais metais, ateinantiems 5-6 mėnesiams. Na visų pirma, tai yra tas faktas, kad biokuro rinkoje yra kritusi biokuro kaina ir tai yra labai stipriai, jeigu tai paėmus, sakykime, tą bendrą tendenciją, tai biokuro kaina krenta jau gerą pusmetį ir maždaug nuo metų pradžios ta kaina yra po truputį mažėjanti, tačiau šiai dienai jinai yra pasiekusi tokį minimumą, kurio dar ne tiek, kad kaina yra labai maža, kurią aš stebiuosi, bet kiek pačia tendencija yra keista. Iš tikrųjų, prasidėjo, atrodo, šildymo sezonas, spotinė rinka visiškai nereaguoja į kainos kilimą. Ir įdomiausia dar yra tai, kad sandoriai, kurie buvo sudaryti metų šildymo sezono kaip čia pasiruošimo pradžioje, tai gegužės mėnesį, birželio mėnesį, tai kainos tuo metu buvo didesnės negu yra dabar. Tai yra tokia keistoka situacija, bet tame ir yra rinkos grožis iš tikrųjų, kad negali jos prognozuoti ir jeigu pasiseka, kuriais metais suprognozuoti, tai tikrai nereikia patikėti tuo, kad dabar aš jau iš tikrųjų pasidariau tuo specialistu, kad jau suprognozuosiu ir visus ateinančius 5 metus į priekį. Tai toli gražu tokios tendencijos tikrai nedaug kas tikėjosi ir šitam grafike yra parodyta tai, kad malkinės medienos kaina krenta, biokuro indeksas, kuris yra žaliai pažymėtas, jo kaina be abejo irgi krenta žemyn, lygiai panašiai kaip ir sakykime, malkinė mediena, kuri yra paskutinė biokūrė dalyvaujanti žaliava ir jinai formuoja kaip ir aukščiausią kainą. Na, ta mėlyna linija esu nupiešęs grafiko pabaigą, tai yra, kad mes žinom jau kokią kainą biokuro bus ateinančius kelis mėnesius ir galime bandyti ją prognozuoti, kad jinai plius minus bus tokia. Tai tas kainos kilimas, lyginant su šiandien, jis vyksta, nes žiemą natūralu yra, kad biokuro kainos yra didesnės, bet tas augimas kainos tikrai yra labai palyginti nedidelis ir turint omeny visą tą kontekstą, apie kurį kalbėjau, tai leidžia prognozuoti ateinantį šildymo sezoną, tokį, kad tai bus nedidelių kainų sezonas, kaip sąlyginai nedidelių, lyginant bent jau su praėjusiais metais. Na ir ką mes turime, kokią dabartinę situaciją, tai kad dujos tikrai yra pigios. Šiandien pasižiūrėjau dujų kainą TTF hube Olandijoje kainuoja 37 eurus už megavatvalandę. Be abejo, žiemos kaina turbūt yra šiek tiek didesnė, kokie 50, bet vis tiek tai yra, ta prasme, tai, ką turėjome anksčiau, tai nėra ką lyginti šitų skaičių. Vietinė gamyba, kol kas bent jau kiek girdžiu iš to, ką man pasakoja klientai, kurie prekiauja biržai, tai gamyba kol kas jinai vyksta, biokuras yra gaminamas, galimai yra jo tikrai nemažai ir sukauptas sandėliuose ir sezonas sistemiškai neturėtų būti pavojingas. Medienos pramonės nuosmukis, apie kurį kalbėjau, jisai tęsiasi ir tikėtina yra, kad ne šitos kalėdos iš tikrųjų spręs tą atsigavimo klausimą, daugiau priešingai skaitau apie tai, kad šie metai gali būti kalėdų prasme, kas turbūt yra koks trečdalis viso mažmeninio biznio, gali būti tikrai nelabai koks. Na ir porą dar niuansų tokių, kad Vilniaus kogeneracinė pradėjo gaminti pirmasias megavatvalandės jau, tai nesukėlė kažkokio šoko rinkai, netgi priešingai, sakyčiau, visiškai nereagavo. ES agentūra Kopernikus prognozuoja ateinančią sezoną, aš turėsiu slaidą, apie tai galėsiu detaliau papasakoti. Ir turime klausimą konkrečiai apie Vilniaus kogeneracinę jėgainę. Ar gali kas pasakyti, ar šį sezoną PKJ, populiariai vadinamas, šį sezoną dirbs ir veiks didesnių nei 40 MW apkrova? Aš aišku, čia nesu šitas specialistas, kuris galėčiau pasakyti, kaip bus iš tikrųjų.
bet mano akim žiūrint, toje jėgainėje yra daroma absoliučiai viskas, kad pasileistų kaip galima daugiau šiais metais. Ir čia daugiau tokia vyksta inžinierinė dvikova su realybė ir manau, kad jeigu sėkmingai viskas dėliosis, aš tikrai manau, kad pasileis daugiau negu 40 MW. Tai kas yra šiai elektriniai labai nedaug. Manau, kad tas testavimas, kuris vyksta dabar, jisai dabar šiuo metu dar pilnų pajėgumų šitą jėgainę neišsibandė savęs, bet jeigu aš manau, kad tikiu, kad jie iki naujų metų sustartuos su dvigubai, gal net trigubai didesnė galia, apie kurią jūs uždavėt klausimą. Taip. Sekantis mano grafikas yra truputėlį apie tai, kas vyksta šalia esančiose valstybėse. Labai patinka ta tendencija, kuri vyksta Latvijoje, Estijoje, nes šičia yra šitam grafike parodytos biokuro kainos, kurios formuojasi aplinkinėse valstybėse. Biokuras jau yra kaip susisiekiantis indai, tiesiai šviesiai reikia sakyti, kad nepriklausomai nuo rinkos ten tų ypatingai niuansų kažkokių, kurios yra būdingos kiekvienai šaliai individualiai, nebeegzistuoja tokios kaip Lietuvos biokuro rinkos. Jinai yra Latvijos, Estijos, Lenkijos biokuro rinka ir aš manau, kad esant galimybei šiais laikais biokuras juda taip pat kaip ir bet kuri kita žaliava ir įvertinus transportavimo dedamąją, biokuras juda tarp šitų valstybių. Tai mano nuomonė, kad šiais metais biokuro judėjimas tarp šitų valstybių nevyks. Arba jeigu vyks minimaliai ir tai yra gerai iš tikrųjų, nes tai leidžia prognozuoti kažkiek šitą situaciją, kuri yra dar kažkiek to neapibrėžtumo. Ir turime klausimą apie biokuro kainas. Tai klausimas. Biokuro biržoje kainos nenatūraliai mažos, neatitinkančios realios savikainos. Ar matote galimybės SM1 ir SM2 biokuro kainai rinkoje išaugti bent iki 40-45 eurų už megavatvalandę? Jo, turiu omeny, čia labai aukštas lygis, iš tikrųjų jūsų klausime paklausas 40-45 eurai, aš manau, kad ne, šiais metais tikrai kaina nedidės iki tokio lygmens ir kalbant apie tas savikainas, tai tos savikainos irgi yra labai sąlyginis dalykas. Taip, šiuo metu sandėliai esantis rinkoje galimai yra didesnės kainos negu biokuro kaina, kurią galima parduoti. Tačiau taip yra todėl, kad ir taip normalu yra, kad žaliavų rinkoje susiformuoja tokia situacija. Praktiškai kiekvienais metais klausantis apie tai, kas vyksta grūdų rinkoje, mes galim išgirsti tokias tendencijas, kad šiuo metu yra vienokia ar priešingai kitokia situacija. Tai yra, kad įdėtos brangios trąšos, labai mažos grūdų kainos. Tai čia yra kažkas panašaus. Aš manau, kad dabartinė spotinė medienos kaina yra plius minus atitinka realybę. Gal kažkiek ten yra niuansų susijusių su tom emocijom, kurios yra dabar būdingos šiam sezonui, bet aš asmeniškai esu tos nuomonės, kad jeigu neįvyks nieko drastiško, šiemet biokuro kaina turėtų būti apie virš 25 eurų už megavatvalandę žiemos sezone ir tai yra daugiau negu šiuo metu kainuoja, tai yra tie dabartiniai 20 eurų už megavatvalandę. Taip, truputėlį apie prognozes. Be abejo, tai yra labai turbūt sudėtingiausias dalykas. Jeigu biokuro kainas yra sudėtinga prognozuoti, tai manau, kad sudėtingiau yra prognozuoti orą. Tai čia ypatingai kažko šito klausimų nesugalvosi. Tiesiog yra Kopernikus agentūra, kuri ES oficiali agentūra ir ką jinai prognozuoja. Tai aš ten tiesiog ypatingai nieko naujo nepasakysiu. Faktas yra toks, kad 23 metai yra oficialiai įvykęs tas vadinamas El Niño efektas Ramiajame vandenyne, kuris turi įtakos tuo, kad paviršius labiau sušyla dėl srovių pasikeitimo, šiltoji srovė eina į viršų. Šitas efektas yra periodinis, tai nėra kažkoks globalaus atšilimo rezultatas. Ir tiesiog meteorologai yra pastebėję, kad esant tokiems metams būna
taip, jog pirmoji žiemos dalis būna įprastai švelnesnė ir drėgnesnė negu vidutiniškai, o antra dalis būna šaltesnė ir sausesnė, ypač šiauriniuose regionuose. Tai pasižiūrėjęs į šitą prognozę, aš taip galėčiau pasakyti, kad mes turbūt turėsime kitokią žiemą negu praėjusiais metais, kai antra žiemos dalis bus šaltesnė ir sausesnė, bet jinai tikėtina galimai nesiskirs labai kažkuo nuo mums įprastų jūriniam klimatui režimų. Bet čia, sakykime taip, aš tik tai įdomumo dėlei įdėjau šitą prognozę, nenustepsiu, kad ir pats Kopernikus pakeis ją, kai priartės faktiniai orai prie tų datų. Taip, dabar turbūt pagrindinis klausimas yra, kokios to šilumos kainos galėtų būti ateinančiam sezone. Ir čia yra grafikas irgi taip pat sukonstruotas iš dviejų tokių gabalų. Tai vienas gabalas yra vidutinės kainos, tą, ką jau rodžiau už praėjusį laikotarpį, vidutinės metų šildymo sezono kainos, o reiškia tam rožiniam fone yra kaina, kuri yra pamėnesiui jau skaičiuojant nuo balandžio mėnesio. Tai iš tikrųjų mes matom, kad žiūrint nuo vidurkių kainos parametras krenta labai stipriai, apie 6,5. Vasarą niekada kainos nebūna šilumos aukštos, čia yra standartas, biokuras įprastai tomis dienomis irgi būna, tais mėnesiais irgi būna pigus. Dabar jau prasideda 1 spalio mėnuo, 7,14 centų yra 7,14 centų už kilovatvalandę yra paskelbta oficiali Verto vidutinė kaina spalio mėnesiui. Tai lyginant su praėjusiais metais, tai tikrai atrodo gerokai pigiau. Lyginant su dar prieš tai buvusiu sezonu 20 metais, tai turbūt nėra ką lyginti, nes mes esame turbūt visiškai kitame kainų lygyje šiandien šilumos prasme ir manau, kad ir tikiuosi, kad niekada nebegrįšime tą lygį, nes tuo metu mes tiesiog žudėm savo biokuro tiekėjus. Bet dabartinė kaina 7,14 leidžia manyti, kad sezonas bus labai panašus, koks buvo ne praėjusiais metais, bet dar metai prieš. Tai yra maždaug apie 7,5 cento už kilovatvalandę, be PVM skaičiuojant, tačiau kadangi dabar yra taikoma lengvata, tai ir bus galutinė kaina. Bet šitam grafike vėlgi yra, žinot, kaip tam posakyje, kad tai yra vidutinė palatos temperatūra pas ligonius, tai čia irgi yra tos teisybės tiek, kad tai yra vidutinis dydis, kurio trečdalį nulėmė Vilniaus šilumos tinklai. Kai kuriuose miestuose galimai gali būti ir žemesnė kaina ir aš manau, kad didžiuosiuose top 5 miestuose, tai 4 iš jų ta kaina galimai bus dar mažesnė. Tačiau yra miestų, kuriuose dėl susikloščiusios situacijos įvykusių politinių niuansų per paskutinius 10 metų neįvyko kažkokios transformacijos šilumos sektoriui ir po šiai dienai yra brangi šiluma ir tai yra didžiulė problema to miesto visuomeniai. Ir čia, kaip sakyti, į tą klausimą nėra lengva atsakyti, kaip čia išspręsti jį greitų laiku. Tačiau aš kitiems metams taip iš šono žiūrėdamas galėčiau pasakyti, kad galima būtų tikėtis 15-20% kainos mažėjimo ir paėmus, jeigu taip, infliacijos krepšelį arba vartotojo krepšelį, iš kurio yra skaičiuojama infliacija, tai yra tikrai nemažas parametras, nes taip įdomumo dėlei peržiūrėjau, aišku, žmonės šildymui išleidžia mažai tiek pat pinigų, kiek išleidžia autotransportui. Tai yra, tai yra vienas iš tų stambiausių vartojimo dalykų, tai nėra maistas, bet tas parametras, jeigu jo reikšmė sumažės 20%, tai paveiks ir infliacijos rodiklius, kurie praėjusiais metais buvo neįtikėtino dydžio, tai šiais metais manyčiau, kad tai bus labai geras dalykas. Dabar ar galim prognozuoti jau taip tiksliai ateinančių metų šildymo kainas, nes Lietuvoje, kaip minėjau, nėra taip kaip Latvijoje ir Estijoje, pavyzdžiui, kuriuose šildymo kainos kepurė yra nustatoma visam sezonui į priekį. Lietuvoje iš tikrųjų yra kiekvienas mėnesis individualus ir yra žiūrima pagal tai, kiek įmonė sunaudoja kuro ir kokia buvo to kuro kaina. Tai kuras visas ateinančiam sezonui dar nėra nupirktas. Tačiau, žiūrint į tai, kas vyksta šiuo metu rinkoje, atrodo, kad pasiruošimas ateinančiam sezonui yra
aukštesnis negu vidutiniškai tai būna šią dieną. Šiandien šiam grafike rodo 2023 metai, tai yra žalia linija. Jis rodo, kad tokio pasiruošimo mes esam turėję tik tai 2019 metais, kad būtų buvę tiek nupirkta kūro 4 metų ketvirčiui. Tai kainos fiksavimas tarsi jau yra įvykęs biokūro. Dabar viską lems iš tikrųjų orai ir ta situacija, kuri formuosis grinai tuo momentu, kuri bus, sakykime, tuo metu, kai mes pirksim tas šilumos kilovatvalandes. Tai manau, kad žiūrint į šitą grafiką, galima gana drąsiai prognozuoti, kad reikšmingų kažkokių pokyčių bent jau pirmąją šildymo sezono dalį nebus. Kalbant apie individualius miestus, tai čia išsiskiria turbūt tai, kad Vilniaus miestas praėjusiais metais, Vilniaus miestas tikrai turėjo, mano akim žiūrint, labai mažą šildymo kainą, lyginant su tuo, kokia jinai galėjo būti. Nes Vilniaus mieste, kaip žinia, didelę dalį dar gamina ne biokuru, tai yra kaip alternatyva buvo tos kosminiam kainom pardavinėjamos dujos. Ir praėjusiais metais manau, kad sostiniai buvo tikrai išlaviruota labai stebuklingai ir kaina tikrai buvo palyginti nedidelė. Tai šiais metais Vilniaus kaina, jinai spalio mėnesį yra 10% mažesnė negu praėjusiais metais, bet su vidurkiu lyginant yra jinai arti to, kas buvo praėjusiais metais. Kai kituose 4 didmiesčiuose situacija yra kitokia. Praėjusiais metais kainos jos tame grafike yra parodytos, kokios buvo, bet šiais metais jos formuojasi, bet pavyzdžiui, spalio mėnesį iš viso yra statistiškai gal 37% kritimas, vidutiniškai. Tikrai tokio nebus šildymo sezono eigoje, čia tai yra faktas, tačiau vis tiek tai nebus taip, kad atsistatys į tą situaciją, kuri buvo praėjusio sezono statistikos vidurkis. Tai aš asmeniškai galvoju, kad žiūrint į tuos 4 didžiausius miestus, tenai vartotojai tą pajaus labiau dėl to, kad pernai nebuvo, sakykime, statistiškai kainos buvo didesnės. Tai bus įdomu iš tikrųjų stebėti tą situaciją, kuri bus, bet tendencijos, manau, kad yra seniai nematytos ir geros, jeigu žiūrint iš vartotojų kišenės pusės. Taip, lyginant šilumos kainas su didžiausiais Baltijos šalių miestais, tai kainos yra gana panašios, mes neturim kažkokių išskirtinių kainų lygių, turint omeny, kurią minėjau prieš tai buvusioje skaidriai, kad dar tikėtina yra, aš čia šitam grafike rodau Lietuvos kainas spalio mėnesio kainas, jos tikėtina šiek tiek padidės ir tos kainos maždaug daugiau mažiau susilygins su kaiminių šalių didžiausiais miestais. Tai išsiskiria šiek tiek šiame grafike žiūrint Rygos ir apskritai Latvijos miestai, nes Latvijoje panašu, kad kainos bus šiek tiek didesnės negu kitose kaiminėse valstybėse, bet stebuklų ypatingų tikėtina, kad nebus, nes ten irgi yra visokių niuansų susijusių su konkrečiai kiekvienu miestu, kad viename mieste daugiau tenai kokia nors, kaip Elektrėnuose, pavyzdžiui, stovi didžiulė elektrinė, kuri tikrai gali pardavinėti labai pigiai šilumą, arba kokia nors ten skalūnų jėgainė ar panašiai, tai miestas miestų nelygus, bet mes nieko išsiskirti ypatingai pasigirti neturim, tačiau ir netrodo, kad būtumėm kažkuo nuskriausti. Na ir vienas jau artėjant prie pabaigos, čia daugiau dabartiniams biokuro pardavėjams ir apskritai dalyviams rinkos noriu pasakyti tokį neįtin malonų faktą, kad labai pigus biokuras pradeda kelti sisteminės problemas. Šitas grafikas yra nupieštas tokiu principu, kad vertikalioji ašy yra biokuro kaina, kurios galima tikėtis ir kiek kainuoja žaliava erdviniais metrais skaičiuojant už vieną erdmetrį, kaip čia, eurais už erdmetrį. Tai yra horizontalioji ašy. Tai kai erdmetris kainuoja tame kvadrate, žaliame kvadrate
kairiai pusėje, jeigu jis kainuoja apie 10 eurų, aš manyčiau, tai yra kritinė riba, kurios žemiau, jeigu pradeda biokuro žaliava, jeigu pradeda kainuoti, biokuras nustojamas gaminti, biokuro žaliava nustojama ruošti. Ir dabartinė kaina, kurią mes turim, maždaug apie 23-22 eurus už megavatvalandę, 24 eurus už megavatvalandę, yra ant tos ribos, kurios būtų gerai, kad jos rinka neperžengtų. Nes jeigu rinka ją peržengs, galima taip ekspertiškai spėlioti, kad žaliavos gamyba pradės slopti ir turėsime tą pačią situaciją, kad vėl reikės kelių mėnesių kažkuriame ateinančiame šildymo sezone vėl suaktyvinti tą rinką, o kad nori ją suaktyvinti, reikia tada labai kelt kainą. Na ir atitinkamai į priešingą pusę to žaliojo kvadrato yra 16 eurų už žaliavos, reiškia, tą erdmetrį, kas maždaug verčiasi į maždaug 33 eurus už megavatvalandę. Tai vat ten, mano akim žiūrint, jau yra ta riba, kai politikai pradeda kištis į valdymą, biokuro rinkos valdymą, atsiranda įvairių pasiūlymų tiek ir pertvarkyti valstybinės urėdijos darbo principus. Tai va čia taip įrėmintas tarsi yra ta riba, kurioje reikėtų stengtis išsilaikyti. Be abejo, rinka formuoja visus šitos dalykus, tačiau čia kaip ir iliustraciškai parodyta, kada, kur kokia problema pradeda rinkoje išlysti. Na ir paskutinis šiandien slaidas yra apie tai, kad kokiu dar galima tikėtis pokyčių. Tai šiaip žiūrint, jeigu tikintis, kad ta geopolitinė situacija kažkaip reikšmingai nesikeis, tai mano akim žiūrint, ateinantis sezone gali išlikti išlysti keletą praktinių tokių niuansų, kurie dar gali turėti kažkokios reikšmingos įtakos kainų pasikeitimams. Tai pramonės atsigavimas, mažai tuo tikiu, bet kad apie ateinančius 5 mėnesius sustartuos, tačiau tai yra įmanoma, nes infliacijos mažėja ir vartotojų lūkesčiai gali pradėti keistis. Tas vartojimas pradės stimuliuotis, tačiau reikia pastebėti, kad iš ekonomikos teorijos kritimas vyksta labai staigiai, o atsigavimas rinkoje vyksta keletą metų. Tai manau, kad galbūt prasidės atsigavimo pradžia, kurią tarp kitko baldų pramonė jau ir dabar signalizuoja. Tada šaltesnė neįprasta žiema, tai čia be abejo tai yra normalų paklausos kiekis bus didesnis ir sudėtingesnės darbo sąlygos miškuose, kas iš karto turi įtakos biokuro kainoms. Kas gali būti vėl tokio palyginti nemalonaus, tai yra, kad bus skandinavų biokuro pirkėjai vėl grįš į Baltijos valstybės ir grįš ne tai, bet taip sugrįš su rimtais apsipirkimais ir sukurs dar labai didelę paklausą. Ir tai automatiškai tada jų kainos, pasiūlytos kainos iš karto taps mūsų kainomis tiek biržai, tiek katilinių kiemuose. Ir slopstanti žaliavinės medienos gamyba turi neigiamą įtaką, apie ką prieš paskutiniam slaidę minėjau. Biokuro rinka tokia jau yra. Jeigu kainos yra mažos, tiesiog nustojamas yra gaminti net ne kiek biokuras, kiek visa žaliavinės medienos, visa ta miškų pramonė pradeda stoti. Ir šiuo metu yra tokių intencijų, kad tai vyksta ir tai gali negatyviai paveikti biokuro rinką. Bet čia, sakykime taip, yra inerciniai procesai, apie juos kol kas yra kalbėti iš praktinės pusės, turbūt jūs kiekvienas, kuris dirbate kasdien tą darbą, labiau matot. Manyčiau, kad tai yra pagrindiniai dalykai, kas gali turėti esminės įtakos ateinančiam sezone. Tai šiam momentui tiek. Pereikim prie klausimų. Tai turime iš tikrųjų nemažai klausimų slaido platformoje, tai einam iš eilės. Porą klausimų apie VKJ. Pirmas. Kaip vertinate VKJ įvykdytus planuojamus vykdyti pirkimus Latvijoje, kuomet Lietuvoje turime užtektinai biokuro, kuri pilnai užtektų poreikių patenkinimui? Jo, tai šitą klausimą pastaruoju metu nemažai girdžiu užduodant ir aš norėčiau gal pasakyti savo poziciją juo. Vilniaus kogeneracinė jėgainė yra milžiniško dydžio objektas. Mes nelabai galime suvokti šiai dienai, kokio didumo tai yra,
Tai Vilniaus mieste tai yra dvigubėja šildymo sistemos, reiškia, instaliuota galia, net ne dvigubėja, dar daugiau. Įprastai tokio dydžio jėgainės, pavyzdžiui, teko vieną kartą domėtis Švedijos, reiškia, Stokholmo mieste esančioje jėgainėje, kuri yra šiek tiek didesnė negu Vilniaus kogeneracinė. Tai biokuro tiekimo strategija yra ženkliai sudėtingesnė, negu mes čia Lietuvoje esam tas strategijas įpratę matyti. Tai yra išdiversifikuotas tiekimas, vyksta tiekimas laivais, vyksta tiekimas geležinkeliais, vyksta tiekimas iš visos Švedijos teritorijos ir nelabai iš tikrųjų žiūri į kainas. Svarbiausia yra tiekimo patikimumas. Mes kaip ir esame daugiau mažiau pamiršę tiekimo patikimumo klausimą kaip svarbu, nes biokuro rinkos likvidumas, kuris yra susikūręs per paskutinius 10 metų ir ačiū biokuro tiekėjams, kad jie tai padarė, yra tokio lygio, kad mes esam šitą klausimą iš savo darbotvarkių išbraukę. Tačiau Vilniaus kogeneracinė jėgainė tokio klausimo išbraukti mano akim žiūrint negali. Ir aš manau, kad jie sukurdami alternatyvius tiekimo kanalus, kurie šiai dienai faktiškai yra tik vienas, tai yra iš Latvijos teritorijos atsivežti biokurą, mažina tiek jų riziką biokuro apskritai įsigymo klausimo prasme, tiek ta prasme, kad jeigu visas biokuras Vilniaus mieste bus nuperkamas konkrečiai Vilniaus prie Gariūnų esančiame taške, tai turės įtaką viso miesto šilumos kainoms. Tai vieno objekto iškėlimas į kitą teritoriją, ar tai Lietuvos ar Latvijos kaip kitos valstybės, mano akim žiūrint, yra geras strateginis požiūris. Ar šiais metais pasinaudos kogeneracinė šitą galimybę? Aš irgi būčiau linkęs abejoti, nes juk jeigu matys, kad kainos yra Lietuvoje mažesnės, kokia prasmė yra pirkti iš Latvijos kurą. Ir jeigu to kuro užtenka, tai aš manau, kad šitą galimybę nebus naudojamasi. Pratestavo, sistema veikia ir to užtenka. Tačiau jeigu kainos pradės kilti dėl kažkokios priežasties, aš manau, kad tai yra sveikintinas ir profesionalus požiūris į bandymą bent kažkiek mažinti tas įtampas, kurios gali kilti Vilniaus mieste. Tai mano tokia nuomonė ir aš ją grindžiu būtent per rizikos mažinimą, o ne per kainų prizmę. Tai iš tikrųjų turime klausimą ir per kainų prizmę. Ar nemanote, kad pritardami VKJ idėjai pirkti biokūrą Latvijoje, skatinate Lietuvos biokūro sektoriaus susitraukimą ir ilgalaikėje perspektyvoje kainų didėjimą? Jeigu turbūt šitą klausimą reikėtų išlukštenti taip, kad jeigu šiandien dienai Vilniaus kogeneracinė aktyviai pirktų biokūrą Latvijoje, tai be abejo turėtų įtakos biokūro pramoniai Lietuvoje. Bet aš manau, kad Vilniaus kogeneracinė naudosis šitą galimybę labiau ne tada, kai Lietuvoje kuro yra perteklius, bet tada, kada yra jo trūkumas. Tai šiai dienai aš manau, kad sumaniai žongliruojant šituo įrankiu, manau, kad bus pasiektas teigiamas rezultatas biokuro industrijos prasme. Turime iš auditorijos prašymą grįžti prie vieno grafiko, kur buvo rodoma koreliacija biokuro žaliavos ir biokuro kainos. Taip. Dar šiek tiek aukščiau, ten buvo būtent prie dabartinės situacijos, kur medienos kaina pas tai buvo grafikas su biokuro kaina ir kur biokuro kaina ilgalaikį perspektyvą jau prognozė, mėlyna juosta, mėlyna linija, esi nupiešęs. Taip. Jeigu tai yra kalba apie šitą, tai turbūt prie šito kadro buvo, taip. Ir tuo pačiu klausimą apie žaliavą yra, ar nemanote, kad ką tik pasibaigę VMU žaliavos aukcionai įrodo, jog biokuro kainos yra nepagrįstai mažos ir dempinguojamos? Ar ketinate imtis kokiu nors veiksmu? Tai nuo antro klausimo pradėsiu turbūt, kad ne, veiksmų neketinam kažkokių imtis ir aš paaiškinsiu, kodėl atrodo, kad yra dempinguojamas. Tas įspūdis yra susidaręs todėl, kad dabartinis periodas, kurį mes lyginam su ką tik pasibaigusiais VMU aukcionais, tarp jų yra kokie 4 mėnesiai skirtumas. Tai
dabartinė situacija, aš sutinku, kad jeigu rinkos dalyviai būtų prognozavę ir matę, kaip formuosis biokuro kaina ateinančią šildymo sezono dabartiniam laikotarpyje, jie tikrai nebūtų dalyvavę VMU aukcionuose su tokia aukšta kaina. Tačiau tuo metu situacija buvo kitokia. Ir kada prasidėjo gegužės pradžioje, birželio mėnesį, kai pirmieji pasirodė ilgalaikiai sandoriai, jie formavosi kainą apie 30 eurų už megavatvalandę. Tuo metu dar viskas atrodė normaliai. Situacija pradėjo gerokai keistis vasaros viduryje ir tai tęsiasi iki dabar. Tai aišku, kad ilgalaikiai tie sandoriai, jie jau yra, kaip pasakyti, jie jau yra nebe dabartinės situacijos. Bet tikrai niekas turbūt nesiruošia peržiūrinėti tų sutarčių, nei VMU pasirašytų sutarčių, nei ilgalaikių pasirašytų biokuro rinkoje. Tai man toks atsakymas, nežinau, nebent gal kažkas turi kažkokios dar tikslesnės statistikos, bet aš galvoju, kad tiesiog reikia į šitą situaciją žiūrėti per prizmę tą, kad mes turim nueiti 4 mėnesius atgal ir pasižiūrėti taip, kaip tuo buvo tuo momentu. Kitas klausimas. Rinkoje parduodamas tik tvarus biokūras, tačiau tiek tvaraus biokūro tikriausiai nėra. Kodėl tai neatsispindi biokūro kainoje ir ar turi atsispindėti? Taip, dėl tvaraus biokūro, iš tikrųjų, šiandien aš nedaug paliečiau šitą temą arba iš vis nepaliečiau jos. Tvaraus biokūro savoka yra atsiradusi nuo šių metų gegužės mėnesio ir šiai dienai, žiūrint iš to, kaip aš suprantu tvaraus biokūro tas, kaip čia, nesertifikavimo, bet patį tą režimą, mano nuomonė, Lietuvoje didžioji dalis biokūro yra pripažįstama kaip tvarus. Tai yra žaliava pripažįstama kaip tvari. Tai yra nėra jokių biurokratinių problemų su biokūro pripažinimu, kaip čia, nepripažinimu, kad jis yra tvarus. Tai aš manau, kad jeigu mums pavyks išlaikyti dabartinius režimus ir nesulauksime kažkokių ypatingų priekaištų dėl to, jog ta vadinama nacionalinė sistema per atlaidžiai žiūri į biokūro žaliavos gamybos ten vietas, principus ir panašiai, tai manau, kad didelio skirtumo Lietuvoje tarp tvarios biomasės ir netvarios neturėtų būti, nes mes kaip valstybė ir anksčiau pakankamai rimtai prižiūrėjome savo miškų ūkį, miške vykstančias operacijas ir europinė prasme, tai nuo ko Europa bando apsaugoti nuo nelegalaus kirtimo, nuo, reiškia, didžiulių transportavimų, reiškia, biokūro ten iš Brazilijos ir panašiai, tai pas mus nėra dideliais atstumais vežiojamas kūras, nėra biokūras, jeigu patektų turbūt iš Punios Šilo į rinką, nelegalių būdų, tai manau, kad tai pasibaigtų iki vyriausybės judinimo. Tai aš galvoju, kad situacija yra pakankamai, Lietuvoje buvo pakankamai normali ir jos transformacija į tą tvarumą, aš tai nesieju kaip labai didelio kažkokio tai biurokratinio priedo prie to, kad sumažėja staigiai biokūro žaliavos pasiūla ar panašiai. Gerai. Kalbant apie medienos pramonę, teigiate, jog jei jį atsigaus kitą sezoną, kainos bus priešingoje kryptyje. Ar tai reiškia, kad brangs? Taip, kiek tai biokūras, kiek susijęs yra su baldinė pramonė, tai yra tame, jog biokūro rinkoje dalyvauja dalis malkinės medienos sortimento. Ir tai yra iš esmės formuojantis kainų lubas sortimentas, kuris yra pats brangiausias. Jeigu atsitiks taip, kad į baldų pramonę vėl grįž tas pakilimas, kuris, gal nebūtinai toks, koks buvo prieš metus laiko, tačiau reikšmingas suaktyvėjimas ir kainos pradės kilti, be abejo, tai pakels tą viršutinę kepurę biokūro kainose. Tai be abejo, aš manau, kad tai turės įtakos ir manau, kad mums labai pasisekė praėjusiais metais dėl to, kad ta kainų kepurė jinai pradėjo staigiai smukti. Tai mano sakymas taip, jeigu tai įvyks, tik tai klausimas, kada tai įvyks, nes atsigavimas jisai vis tiek yra inertiškas ir truks kelis mėnesius, jeigu ne metus, bet tai turės įtakos biokuro kainai. Kodėl aplinkos ministerija nesuvaldo nelegalaus biokuro, tai yra smulkintų baldų su plastiku ir laminatu?
statybinės medienos su dažais bei cheminiais junginiais. Šiaip čia toks klausimas iš tikrųjų, kuris turbūt, kad ir ministerija, aš manau, kad nėra tokio dalyko, kad galima vežti biokūrą, taip, su biokūru, taip vadinama atgautąją medieną. Tai yra, kur yra naudojamas, reiškia, iš tokių šaltinių, kur mediena jau turėjo kažkokio tai gaminio pavidalo, ne, ir jinai buvo perdirbta į biokūrą. Tai yra iš principo yra uždrausta. Turbūt didžiausia problema šitoje vietoje yra tai, kad tai yra toleruojama kažkuriuose katilinėse ir kuriuose leidžiama tai sudeginti. Aš manau, kad jeigu būtų atidžiai prižiūrimas biokūro šaltinis per tą prizmę, kad iš krovus skiedrovežį matosi, ar atgautoji mediena, ar ta vadinama fresh wood, tas kaip čia šviežia mediena. Jeigu tai yra atgautoji mediena ir jeigu tai yra toleruojama, tai tokia rinka, jos dalis tikrai egzistuos. Aš manau, kad labiausiai šitas dalykas susitvarkyti turėtų per savireguliaciją, nei kad per ministeriją. Nes kas iš to, kad ministerija išleis eilinį teisės aktą, juk vis tiek prie kiekvieno skiedrovežio nepastatysi pareigūno, kuris galėtų patikrinti. Tai mano nuomonė, vienintelė vieta yra tikrinimas kiekvieno skiedrovežio individualiai katilinės kieme. Ar tiesa, kad VKJ perkant Latvijoje biokūrą rodoma tik biomasės kaina, o transportavimo kaštai apmokami Ignitis pagalba? Taip slepiama tikra Latvijos kūro kaina. Gal klausimas yra suformuluotas naudojant tokius žodžius, kurie skamba gana taip trileriškai, ar ne, bet iš tikrųjų tai yra taip numatyta pačioje pirkimo tvarkoje, kad būtent reiškia, miestuose tam tikruose yra suteikta galimybė katilinėms pirkti užsienio valstybėse ir kai atvežimo kainą biokūro sumoka biokūro pirkėjas. Tai taip, jeigu atmetus tuos sakykime, trileriškus žodžius, tai taip, tik tiek skirtumas tas, kad niekas to neslepia, nes taip yra numatyta ir pačioje pirkimo procedūroje iš kitų valstybių. Taip. Gal galite atskirai pakomentuoti medžio granulių rinką? Kokios tendencijos šildymo sezonai? Kokia situacija su tiekėjais? Aš menkai išmanau granulių rinką, nes Lietuvoje granulių rinka biokūro biržoje yra labai maža ir jinai daugiau yra sukurta tam, kad dalį įmonių tiesiog reikia biokūro ir granulių ir jom reikia suteikti galimybę pirkti. Bet kiek aš teisingai suprantu, jeigu aš teisingai suprantu šitą rinką, tai biokūro granulių rinką iš esmės lemia užsienis eksportas. Baltijos rinkos yra keli žaidėjai stambus, kurie iš esmės dirba su ten namų rinka Italijoje, Austrijoje ir su Olandijos, Danijos ar ten Britanijos, reiškia, stambiais biokūro vartotojais, kurie gamina elektrą. Tai šiandien žiūrint į tai, kas vystosi didmeninėje rinkoje Britanijoje arba Vokietijoje, kad elektros kainos yra tikrai žemos ir kad jokių subsidijų tam, bent jau šiai dienai nėra siūloma, tai granulių tokio ažiotažo, koks buvo praėjusiais metais, turbūt nebus. O kaip ta reali situacija susiklostys, sunku pasakyti yra, bet žiūrint iš tos perspektyvos, tai tendencijos kol kas nėra tokios, kad granulių kaina turėtų reikšmingai didėti. Ir matau paskutinis klausimas slaido. Ar palaikytumėte idėją, kad VKJ pirkdamas kūrą Latvijoje visų pirma turėtų pasilyginti kainą su visais transportavimo kaštais, o ne tik žaliavos kainą? Aš labiau palaikyčiau tokią idėją, kad pasiūlymas Latvijoje ir pasiūlymas Lietuvoje turėtų būti susietas tarpusavį. Tai yra, kad dalyviai galėtų konkuruoti Latvijai su lietuviais kaip viename taške, tarsi. Ir manau, kad tai bus realizuota, nes tai yra teisingiausia iš rinkos pusės žiūrint. Ir tiesiog tik tai skirtumas galbūt yra tas, kad Latvijoje, tą biokūrą iš Latvijos reikės dar pristatyti į Vilnių, bet mes nesusiekime vien tik tai šitą klausimą prie Vilniaus kogeneracinės jėgainės, nes
kaip aš pajaučiau iš klausimų pobūdžio, ko ne pusė klausimų sudaro būtent klausimai iš šio klausimu. Reiškia, Vilniaus kogeneracinės pirkimai Latvijai. Manau, kad tas pirkimas, kuris įvyko, jisai yra testinis. Jo tikslas buvo išbandyti visas infrastruktūros dedamasias ir jis bus naudojamas, aš įsivaizduoju, tik tai tuo atveju, jeigu jis ekonomiškai bus pagrindžiamas, jeigu ekonominės naudos tame nebus, aš nemanau, kad strategiškai tai yra protinga daryti. Tai plus Vilniaus kogeneracinė jėgainė yra viena iš tų įmonių, kurios turi teisę pasinaudoti. Visas Vilniaus miesto įmonės turi teisę naudoti šito instrumentu, tik tai ne visos įmonės turi tikslą, kad Vilniuje biokuras kainuotų kuo pigiau. Tai reikia galbūt padėkoti tiems, kurie bando tą paklausą ir galimą kainos kilimą iš Vilniaus miesto išnešti į kitą kažkokią teritoriją ir tą problemą pasidalinti, sakykime taip, su kaimynais, o ne vien palikti Vilniaus miestui spręsti. Tai čia, žiūrint, sakykime, iš kurios pusės pažiūri, atrodo, žiūrint iš pardavėjo pusės, be abejo, kad aš labai norėčiau, būdamas pardavėjas, kad biokuro kainas kaip būtų turbūt ir 100 eurų už megavatvalandę. Tačiau mes turim labai aiškiai suprasti tokį dalyką, kad visa šita rinka egzistuoja ne tam, kad biokuras kainuotų 100 eurų už megavatvalandę. Jis egzistuoja tam, kad vartotojui būtų tai įperkama paslauga. Ir jeigu mes pamiršim vieną dieną šitą pagrindinį tikslą, tai mes būsim išbarstyti ir kitam gale. Tai yra, nebebus net galimybės pardavinėti to biokuro nei už 100, nei už 50 eurų už megavatvalandę. Tiesiog nebus kam pardavinėti to. Taip, kad reikia nepamesti tos pagrindinės idėjos, kad mes vis tiek dirbam dėl vartotojų. Ir visgi turim dar vieną klausimą. Sveiki. Kodėl Vilniaus geležinkelio stotyje stovi atvežtas biokuras iš Baltarusijos? Kas gali nustatyti atsekamumą ir kodėl tai nestabdoma? Iš Baltarusijos aš manau, kad biokuras galėjo būti atvežtas tik iki sankcijų įsigaliojimo, tai yra iki praėjusių metų birželio mėnesio, nes jeigu tai įvažiavo dabar, tai čia yra jau nebe biokuro rinkos klausimas, čia jau yra aplamai sienos kirtimo klausimas, tai yra kaip galėjo per sieną įvažiuoti prekę, kuri važiuoja iš valstybės, kuri yra pripažinta agresoriaus padėjėja, kaip čia pavadinti. Tai jeigu tikrai toks faktas yra, tai čia yra daug didesnė problema nei biokuro rinkos problema. Tenai vienas kitas vagonas čia situacijos nebepakeis. Mano akim žiūrint, čia yra problema didesnė tame, kad apskritai galėjo kirsti sieną toks krovinys. Tai klausimų daugiau nebeturime. Ačiū visiems, kas prisijungė ir skyrėte mums šitą valandą. Dar tik priminsiu, kad šita prezentacija buvo įrašoma ir įrašu kartu su pačia prezentacija pasidalinsime vėliausiai iki kitos savaitės vidurio. Ačiū visiems ir iki greito.